Sveiki, čia Čezarės ateljė. Taigi, ką perskaičiau rugsėjo mėnesį? Tai neperskaičiau kažko labai daug, perskaičiau 4 knygas, 2 tokias storesnes ir 2 plonesnes. Tai pirmiausia noriu aptarti knygą Tekėk lyg upė. Čia nelabai viršelis matosi. Kodėl rodau būtent iš planšetės nuotrauką, todėl kad šią knygą mes aptarėme Kuršėnų knygų klube. Ir knyga buvo iš bibliotekos, todėl aš jos jau neturiu, teko atiduoti. Taigi, ką galiu papasakoti apie šią knygą? Tikrai tokia labai skaudi, labai liūdna, bet su gražia pabaiga. Tai būtent vyksta veiksmas Amerikoje po Antro pasaulinio karo. Tai kam patinka tokios knygos būtent to laikmečio, tai rekomenduoju labai. Kita knyga, tai kurią perskaičiau, tai Indrės Vakarės Asmens sargybinis. Na, skaičiau taip iš lėto gan, nes man labai patiko šita knyga. Tai ten atsiranda veikėjas iš praeitos knygos, iš Slapto gerbėjo, tai Adrianas. Ir nežinau, gal truputėlį kiek ištempta šita knyga, bet jeigu taip atsisėdus ir perskaičius iš karto, tai tikrai neatrodytų ištempta. Gal man tai pasirodė, kaip aš kelias knygas skaičiau ir nutraukiau tą knygą, padėjau į šoną, pradėjau kitą. Taip, kita knyga tai Andrėjos Aš lauksiu tavęs. Labai įdomi, smagi, graži knyga. Tai būtent mergina su vaikinu nusprendžia pirkti namą, bet jisai nenori pirkti namo kažkokiam kaimelį prie Vilniaus. Ir merginos močiutė papasakoja Antrojo pasaulinio karo laikų istoriją apie savo meilės. Tai nespoilinsiu, tikrai rekomenduoju paskaityti, labai gera knyga. Na ir nusprendžiau nuo meilės romanų grįžti prie fantastikos, nes fantastika mano pirmoji meilė. Tai Džinui išrinktoji pirmąją dalį perskaičiau. Na, iš pradžių, galiu sakyti, ne vien iš pradžių, bet praktiškai visa knyga, na, be veiksmo tokio buvo. Aišku, istorija rutuliojosi, atsirado veikėjai, jie bendravo, susitiko, bet pats įdomumas buvo ant pačio knygos galo, paskutiniai skyriai. Tai dabar pradėjau skaityti, dabar knygą knygų klubui vėl iš bibliotekos, tai galiu jau pasakyti, kokią skaitau, Gerų motinų mokykla. Tai Begalinės gijos atidėjau. Tai va, spalį perskaičiau tik 4 knygas, nes kažkaip nesiskaitė, nežinau. Tai tikiuosi gal spalį pavyks daugiau perskaityti, nes norėčiau įveikti tą Goodreads challenge. Esu užsidėjęs 50 knygų. O kadaise yra pavykę 2022 metais ir 74 knygas perskaityti per metus. Jeigu ką, paskaitysiu raganavimo knygų, jos greitai skaitosi, plonos, tai ir surinksiu tą challenge. Tai va, tiek šiam kartui ir iki kito mėnesio. Iki.